Kuomet atsirado pasaulis, jame dar nebuvo nei tavęs, nei manęs. Pradžioje buvo tik šviesa, įkvėpusi kurtis viskam, ką matome aplinkui ir netgi tam, ko nematome. Šviesa suteikė gyvybę, šviesa sukūrė formą, šviesa įkūnijo spalvą. Užtenka apsidairyti ir pamatysime, kokia begalybė yra spalvų ir atspalvių, kurių ne tik, kad neįmanoma suskaičiuoti, jų neįmanoma suvokti, kaip erdvės, laiko, visatos. Tačiau yra 3 pagrindinės ir pamatinės spalvos, sudarančios mūsų jausminį bei meninį pasaulį. Raudona, kaip purpuras, mėlyna, kaip dangus ir geltona, kaip ryškus saulėgrąžos žiedas. Imdami jas, maišydami bei jomis konstruodami asmeninę realybę, kuriame savo vidinio pasaulio išraišką kitų pasauliuose, kurie ne visada bendrauja žodžiais, kartais jie bendrauja spalvomis. Šios rankos, kurias dabar matote, šie dažai, kurie storais potėpiais gula ant popieriaus, šie nesibaigiantys prisiminimų ir emocijų sluoksniai yra spontaniška mūsų vaizduotės veikla, o ne meninis talentas. Aišku, meniškumo čia neįmanoma neigti, tačiau prieš jūsų akis ne dailininkai. Prieš jūsų akis drąsiausiai nusprendė sustoti, išsilaisvinti iš kasdienės rutinos ir leistis į savęs pažinimą. Į nesibaigiantį nuotykį, kuris padės suprasti save, atrasti save, suvokti savo gyvenimo tikslą, prasmę, kurti savo vidinį ir išorinį pasaulį, nebijoti svajoti ir svajoti taip, jog svajonės išsipildytų. Visi mes jau nuo maždaug 19 savo gyvenimo mėnesio pradedame piešti. Jei šalia vaiko bus popierius ir pieštukai, jis pieš. Jei priemonių nebus, vaikas pirštu vedžios pajūrio smėlį, dulkėtą stalą, mamos valgiais aprasojusi virtuvės stiklą. Piešdami vaikai atveria naują pažinimo pasaulį, pilną atradimų bei paslapčių. Leidžiasi bėgti paslaptingais mąstymo, vaizduotės, kūno patyrimo labirintais. Teigiamas dailės poveikis žmogui pastebėtas jau nuo amžių amžinųjų. Pirmykščiai piešiniai olose buvo neatsiejama priešistorinės kultūros ritualų dalis. Ir mūsų tolimų protėvių, ir mūsų vaikų piešiniai paremti tą pačią simbolių kalbą. Manoma, jog dailės terapija padeda vaikams ir suaugusiems išpiešti pozityves bei negatyves situacijas, patiems jas pamatyti, įvardyti, suvokti ir priimti. Situacijos tuomet nebeatrodo tokios didelės, grėsmingos ir neišsprendžiamos. Piešdamas žmogus gali įsivaduoti iš jį kankinančių vidinių konfliktų, abejonių, emocijų, jausmų, prisiminimų, nuoskaudų, o dailės terapija tuo metu veikia kaip laiko mašina. Kelionėje leidžia pačiam kurti gyvenimą, keisti praeitį, patiriant ją iš naujo, ją pergyvenant ir su ja susitaikant. Susikaupusios nuoskaudos, įtūžis, gėda, kaltė ir kiti negatyvūs jausmai trukdo laisvai tekėti gyvybinei energijai. Šie kamščiai kartais sukelia kūno negalavimus, tačiau juos dažais išliejus ant popieriaus, sąmoningai išgyvenus bei suvokus, žmogus pats save išgydo. Esminis skirtumas tarp dailės terapijos ir pomėgio piešti yra tai, jog piešdamas laisvalaikiu žmogus siekia baigti kūrinį. Tai jam suteikia pasitenkinimą. Terapijai svarbus pats procesas, patiriamos emocijos, jausmai, būsenos. Jos neturi formos, joms nesvarbus amžius, lytis, geografinė teritorija. Dailės terapija tai galimybė tyliai pasikalbėti su savimi, prisipažinti savo viską be jokių paslapčių. Piešinys dažniausiai gimsta tyloje, tačiau ten jis suskamba labai išraiškinga ir turtinga vidinė harmonija. Ji tarsi natos gula piešimo linijomis, spalvomis, figūrų išdėstymais erdvėje. Simboliai ir metaforos, linijos bei spalvos emociškai veikia visus, todėl leidžia savais žodžiais išreikšti daug svarbių tiesų apie piešinio ir jo autoriaus realybę. Bendravimas piešiniais labai gyvas ir subtilus. Jis atskleidžia būtį, kurią taip nelengva atverti ir dar sunkiau įvardinti žodžiais. Piešinys turi išliekamąją vertę kaip įrodymas to kažko labai svarbaus, kas jame įdėta. Keli to paties žmogaus piešiniai atskleidžia pasikartojančius, būdingų jam išgyvenimų motyvus. Jie tarsi vidinis kompasas, kuriuo pasitikėdamas gali žengti į išorinio pasaulio erdvę,
jo dėsnių aiškinimą, ieškoti kelio, krypties, tikslo. Dabar trumpam pamirškite viską, ką girdėjote iki šiol. Stebėkite šios vaikus, kaip jie nevaržomoje ir saugioje aplinkoje peržengia neužtikrintumo jausmą, pradeda laisvai reikšti savo jausmus, baimes, poreikius, fantazijas, kaip jie neribojami draudimų ir nurodymų spontaniškai žaidžia, piešia, kalba savo ir kitiems apie save ir savo išgyvenamą pasaulį. Meno ir dailės galia slypi mūsų dažnai užgožiamoje prigimtyje, kuri trokšta suartėti, bendrauti, suprasti, džiaugtis, būti vieniems su kitais. Mėgaukimės, kaip jie mėgaujasi gyvenimu šią akimirką. Atsipalaidavę, nešami kūrybinės srovės, jai pasiduodami, nesipriešindami ir medituodami. Būtent šios akimirkos yra svarbiausios dailės terapijai. Žmogus pats save gydo. Atkuria vidinę pusiausvyrą, taiką, ramybę. Tyloje atsako į visus savo klausimus. Suvokia, kad tik jis pats gali kurti asmeninį gyvenimą ir nuspręsti, kada ir kaip įsilies į visatą. Ne tik kaip jos įrankis, bet ir kaip kuriamoji galia. Šios akimirkos turi savo galią, kurios vardas – meilė. Meilė savo, artimui, gyvenimui, meilė pasauliui, amžinumui, begalybei. Ir visa tai vyksta nemokantis piešti, o mokantis žaisti. Žaisti spalvomis, kurios mus grąžina į tą laiką, kai tik atsiradome. Kai tik atsiradome šiame pasaulyje kaip mažos ir visos labai skirtingos spalvos. Visos labai ir vienodai reikalingos spalvos. Slypinčios labai mažoje dulkelėje, atsiradusioje sprogus vieną iš begalybės žvaigždžių ir talpinančioje savo mažume visą visatą.